Mielos merginos, moteris, damos, siūlau tokį būrimą, ką jis galvoja apie mane. Pasižiūrėkime, ką jis galvoja apie mane. Pagalvokite apie savo išrinktąjį, galbūt tai antroji pusė, galbūt žmogus, su kuriuo susitikinėjate, galbūt atsitiko kažkokia tai situacija, konfliktas arba ką tik susipažinote ir tiesiog norite sužinoti, ką žmogus apie jūs galvoja. Iš pradžių tokia mini signifikacija, pasižiūrim, ar tikrai jūs, atėjo iš karto dama, dama tokia moteris su jau patirtimi, išmintimi, galėjote pastaruoju metu keisti savo išvaizdą, taip pat galėjo būti, kad buvote ar atostogauti, ar kažkur išvykote, galbūt vairavote mašiną ir pati, ir taip pat gali būti, kad šiuo metu planuojate tas atostogas arba keliones, arba tokias ilgalaikius planus. Pasižiūrime dabar jo kortą, kad tiesiog suprastumėte savo, kasgi, ar tai apie mane, ar ne apie mane. Taip, pas mus ir vyro korta iškrito, tai visų pirma, tai galėtų būti jūsų antroji pusė, netgi jūsų vyras. Jis galėjo irgi ne per seniausiai grįžti iš tolimos kelionės, o galbūt dabar yra kelionė kažkur tai užsienyje. Galimai, kadangi gandrų korta tai yra šeimos korta, tai gali būti kai kurioms taip, kad šis vyras nėra laisvas, jis yra šeimos žmogus. Na ir kažkokia tai arba konfliktas įvyko tarp jais, arba toks aštresnis pokalbis iš vienos pusės, arba taip pat gali būti, kad šis vyrukas tiesiog turi labai didelę aistrą jums, nes ši korta būtent apie aistringumą. Taip, tai tokios energijos, vyro kortą paliekame ir greitai sužinosime, kągi jis galvoja apie jūs. Kągi jis galvoja apie jūs. Taip. Dėliojame. Taip, kokiegi jo yra momentinė, dabartinės mintis apie jūs, arba mintis apie susiklošusią situaciją. Tai iš tikrųjų labai harmoningos, tokios švarios, idealios mintis, galbūt jis jūs netgi idealizuoja, jūs jam kaip moteris esate labai tokia harmoninga, graži, be abejonės lelijos šitoj kortoj irgi gali rodyti, jis mato jūs kaip puikia meilužę, ar mato tuos santykius kaip meilužę, bet tuo pačiu tie santykiai, jie turi ir tokį ir dvasingumą, tai reiškia, tai ne tik apie kūną, bet taip pat ir apie dvasinius dalykus, toks gilus dvasinis ryšys, jis tai tikrai pajuto. Ilgalaikiai perspektyvoje jis mato jūs kaip porą. Taip pat jam labai svarbu su jumis bendrauti, kalbėtis, pajusti jūs, išsiaiškinti, ką jūs galvojate apie jį, kokios jūsų yra nuomonės, norai, ir tie pokalbiai ateityje tikrai yra galimi, jam tai labai svarbu. Taip pat mes galime pamatyti, kokie yra jo planai jūsų atžvilgių. Planai yra tokie, kad galimai dar jis neplanuoja
atsiskleisti, neplanuoja jums labai atvirai rodyti savo jausmų, savo minčių, jis lygtais tokia kaip uždara knyga, bet tuo pačiu jam labai smalsu jūs skaityti, sužinoti daugiau apie jūs. Mes galime ir papildyti. Taip, čia yra slapti norai, tokie seksualinio charakterio, jo planai tikrai susijęs su tuo, kad jis ir toliau nori tęsti su jumis bendravimą, galbūt tai yra tiesioginis bendravimas, kai jūs susitinkat, galbūt bendravimas per atstumą, SMS žinučių, susirašinėjimai, tas tikrai jam aktualu. Apie kągi jis svajoja, bet šios svajonės nebūtinai reiškia, kad jis jų imsis vykdyti, bet šią minutę jo svajonės susijus su jumis tai yra sukurti tokį ilgalaikį ryšį, palaikyti ilgalaikį ryšį. Reiškia, nėra taip, kad jūs jam esate tik tais trumpalaikis nuotykis, tikrai jis nori stiprinti ryšį ir gilinti ryšį ir toliau jį vystyti. Ir paskutinė korta, kurią mes atversime, parodys tokį pagrindinės motyvacijas, pagrindinį foną šitų minčių. Tai kaip stabilizatorius, korta kalnas. Tai reiškia, šiuo metu gali būti tam tikri apribojimai jūsų bendravime arba tam tikri iššūkiai. Tam, kad jūs geriau save pažintumėte, tam, kad jūs taptumėte artimesni, reikia peržengti tuos iššūkius. Kokie galbūt tai yra charakterio iššūkiai, abudu esate labai užsispyrę, nepasiduodat, nestovit, taip sakant, norite, kad jūsų žodis būtų paskutinis. Tai ir čia gali būti tas konfliktiškumas. Galbūt pagal šią kortą gali būti taip, kad jūs esate toli vienas nuo kito ir jūs skiria atstumas. Irgi tai gali būti, kad tai yra būtent priežastis, kodėl šitie santykiai, šitas ryšys galbūt vystysis ne taip greitai, kaip norėtųsi, nes reikia atitinkamai šitos iššūkius išspręsti, pereiti per tą kalno viršūnę, perlipti ir tuomet galimas yra tolesnis ir bendradarbiavimas, ir bendravimas, ir gilesnio ryšio sukūrimas.